Avižadrebio challenge'as 7 dienos iš eilės. Čia yra pirmoji diena, kaip aš ruošiuosi turnyrui, kuris vyks 29 dieną šio mėnesio, o Ovidijus Putna organizuoja paskutinis šios vasaros etapas. Manau, jau dalyvausiu, pirmose 2 nedalyvavau, tai linką paliksiu jo Ovidijaus Facebooko profilį. Jeigu jūs nuspręsite užsiregistruoti, drąsiai galite tai padaryti. Varysim, pasivaržysim visą dieną, paskui gal kažką pavakarosim po renginio. Žiūrėsim, kaip čia bus. Esu Šilutės Ostelyje. Niekada gyvenime čia nežvejojau, pasivaikščiau ką tik atvykęs, dienelė super, vaizdelis belenkoks. Eisim išmėginti, pamėginsime dar šiandien kaip tik pietums. Manau, suspėsiu nuvaryti kur nors į kokią vietinę Šilutės valgyklą, gal atrasim. Tai jeigu esi iš Šilutės, palieki laiką, jeigu esi aplinkui iš Lietuvos, palieki subscribe. Nes šilutiškiai, manau, jau esat subscribe, ne visi. Ne? Čia jau nekalbam. O jeigu nesat, tai paspauskit slaptai, aš niekam nieko nesakysiu. O mes varom pakuoti savo meškerėlės. Toj parodysiu, kokį setupą naudoju. Daug kas klausinėja, koks tavo avižadrebio setupas. Nieko ypatingo apart koto. Nes Ovidijaus kotas yra gerai. Aš visą laiką šitą, kai sakau, nesąmonė gaunas. Gerai. Meškerykotis, kurį pagamino Ovidijus, yra 8 dalių ir jis yra kelioninis. Toj viską parodysiu, varom į Ostelį. Kokį snarglį. Kokiais snarglį ten. O, ką tik nukratė. O my god. Greitasis avižadrebio setupo video. Aš kiekvieną kelionę jį visą laiką iš naujo susirenku, nusitraukiu viską, nededu. Šituo aš žiauriai džiaugiuosi. Čia yra belenkaip gera dovana iš Ovidijaus. Jeigu jūs tokio norėtumėt, rašot Ovidijui žinutę ir susitarėt. Ne pigiausias malonumas, kiek žinau, Ovidijus kiek ima pinigėlio, bet kokybė turi kainuoti. Tai va, 3 dalys jau sujungiau ir taip lėtai susijungėt visas dalis tvarkingai. Sąlyginai, ką reiškia žodis lėtai. Pirmo žiedo gal ilgiausiai užtrunka atsimatavimas, o po to tiesiog duret ir viskas. Bam. Būna žmonės klausia, o kokią GoPro naudoji filmuoti vadinamai POV. O POV yra arba FOV gal. Field of View ar POV. First person. Ar kaip ten vadinasi. Žodžiu. Kad atrodytų, kad kadrai yra iš mano akių perspektyvos. Tai aš naudoju savo Insta360 X5. Puikiausiai susitvarko reikalus. Labai džiaugiuosi, kad jinai turi funkciją 30 sekundžių pre-recordingą. Tai aš užspaudžiu tą funkciją, visą laiką rekordinu, man nereikia rekordinti visos žvejybos, kad po to ieškoti kadrų, kur ten pagavau žuvį, kur ne. Aš 3 sekundžių pre-rekordinu, užkibo žuvis, ją ištraukiau ir paspaudžiu mygtuką ir išsaugoja man tą paskutinį 30 sekundžių gabaliuką. Brangesnis malonumas, šita kamera nėra pati pigiausia, bet taip jau yra. Taigi, rytelę užsidedam, prasivesim valiuką toj ir va, aišku, čia fokusė turbūt nesimato, bet drebinasi belenkaip gerai. Aišku, būna labai gerai, jeigu surandi savo valo galą kur nors, ko dabar man nepavyksta padaryti. Šiaip ne taip. Valas yra kosmiškai plonas. Dar žmonės turbūt klausia, kurį valą naudoju. Tai aš dabar pakelio neturiu, jis yra žiauriai plonas, aš užmesiu, žinokit, screenshotą, nes komentaruose visada koks valas, kokia rytė, ta ir ta. Rytė mano yra iš tikrųjų jau planuoju keisti, kai pakeisiu šitą arba padovanosiu, greičiausiai padovanosiu vienam iš žiūrovų. Žinot ką, per šitą 7 dienų challenge, jeigu surenkam 30 000 subscriberių, nebeatsimenu kiek pas mane kanale yra, šiuo metu yra tiek, uždedu ant ekrano,
Tai reikia 30 štukų per 7 dienas surinkti. Šiandien yra pirmoji challenge diena. 7 dienos pasirengimo avižadrebio turnyrui. Ir tie 7 diena, jeigu bus 30 000, aš taryte vienam iš jūsų drąsiai padovanoju. Viskas, valiukas pravestas. Rišam avižėlę. Jau kalbant apie rytas, tai dabartinė mano rytė yra štai tokia. Galite matyti vaizdus, kuriuos rodau dabar montuodamas. Pagrindinis mano įrankis yra replytės nusikirpti valui, arba jeigu žuvelį kartais reikia ištraukti. Gerai, 3, 4, 5. Kiekvienas turi savo mazgą, aš naudoju Ovidijaus mazgą. Tai savo reiškia neturiu. Viskas, mano avižadrebio setupas paruoštas, tada pravažiuos mašina garsiai. Tai visiems noriu palinkėti sėkmės žvejybose, o šito epizodo partneris gerbimieji yra semkes.lt. Tai yra mano sukurta idėja. Nepritaringiems žvejams, kurie nebijo iššūkių, nueinas į semkes.lt, nes iš kitos pusės yra sėkmės. Žvejyboje, sako, negalima linkėti sėkmės, bet man šiandien žmona palinkėjo sėkmės, aš pilnai tikiu, kad aš pagausiu bent vieną žuvį, o gal ir kokią nors gražią. Žinau, kad čia būna šapalų, būtų čia kosminis dalykas, šapalą dar niekad nesu pagavęs, šapalas yra mano bucket liste. O kalbant apie semkes.lt, ten yra ir merčo kieto nepritaringo su lietuviška tematika, arba tiesiog su žuvelėmis, kuris yra gan populiarus. Turime aksesuarų, žuvies matuokliai, bet šitie juodi dabar labai populiariai eina į trasą, tai siūlau ir jums pasičiupti. Visoms prekiams yra su mano asmeniniu nuolaidos kodu svarbiausia, gausite 5% nuolaidą, pristatymas Lietuvoje ir užsienyje, labai viskas paprasta, jeigu kažką užsisakysite, išsiunčiu per vieną darbo dieną aksesuarus, o merčą pagamina ir išsiunčia per 2-3 darbo dienas. Užsukit ir neužilgo ten, atsimenat, praeitais metais buvo b***elės video. Atsiprašau už šitą žodį. Linksmuolio žvejybinio masalo epizodas, kur pagavau lydeką. Daugelis klausinėja, kur kaip gauti, aš parūpinau jų Lietuvoje. Jeigu dabar dar nėra, bet gali būti, kad jau yra, žinokit, website, galite ir jų atskirai, ir štai tokių woblerių, lydekų sezonas ateina, šitos woblerius čiupkite arba imkite iš visą peką, nustebinkite draugą, padovanokite čia tokią šmaikštį dovanėlę, bet mes irgi neužilgo bandysime ant jų žvejoti, nes lydekų sezonas ateina. Bangelių matau, pradžiai su raudonu ir 2 uodegytėm. Nubandom. Pirmasis metimas. Matau vieną klaidelę, esu padaręs, tai nepasiėmiau kesiliuko. Tai jeigu didesnė užkips, gal kažkaip su ranka. Nuvarginus išsitrauksim. Čia šokinėja. Įdomu, koks čia gylis. Pirmas metimas nebuvo sėkmingas. Čia vėl yra pritaringi, kuriem nepatinka pirmų metimų pagauti. Man jokio skirtumo. Kažkodėl jaučiu, kad man reikia dėti savo klasiką mėlyną. Labą dieną. Šitas parvelė, sako, yra kozeris. Pažiūrėsim, kaip čia seksis. Tas mėlynas būtų, matau, raudė ten plaukia. Seka. Šitas domina. Didelės gražios raudės susidomėjo, visos mėlynų. Bet nečiupo. Paviršių šildosi. Įdomu. Jokių kibimų dar. O žuvies matau daug čia. Palei paviršių, visur duodasi. Gal ne dugną reikia bandyti? Ar čia reiks spalvos ieškoti? Ar reiks mažinti avižą? Ar čia mano? Užsiskabinęs buvo. Sakau, pro tokį būrį pratempiau. Keičiam dar sykį spalvą. Gali būt, kad biškį per didelę avižą esu užsidėjęs, bet toj mes ją, jeigu nekips, dar pakeisim. Aš dar ją noriu išbandyti, tai einam į kitą vietą. Bet domėjosi. Čia gal šapalai? Ir jos nusibaido. Įdomu. Bet jos labai greit grįžta. Tai arba jos šildosi saulėje, arba avižos šitas yra per didelis. Keičiu avižėlis dydį. Dvigubai, man atrodo, čia 0,5 gramo dabar užsidėjau. Kokia raudė. Arba čia šapalas.
Nežinau, ar darysim žuvų countą, ar ne. Pirmoji yra. Žvejyba jau nesausa. Ešeriuks. Wow, nežinau, kiek jų matosi. Čia, man atrodo, šapalai yra. Domėjusi. Man atrodo, radom spalvą. Jie domisi. Oh my god. Oh my god, kokia praplaukia. Bet čia šapalai, man atrodo, neraudas. Nesuprantu, ar spalvos reikia ieškoti, kaip norėčiau tokį užkabinti. Tai kokie čia ilsisi. Bet visi išplaukia. Niekas neseka. Šildosi jie, saulė tiesiog. Prisitraukia ir atsivinioja iškart. Kiek čia yra tos žuvies? O tai ko jinai nekimba? Jie čia prišeria. Sveiki. Tam, tam, tam. Baidosi. Ką tik viena prie pat buvo, pamatė. Arba čia šapalėcė yra. Bandom palei dugną. Taip tyliai bendrauju, vis tiek čia yra prieplaukus, matau, ateina žmonės, ruošiasi plaukimams, valtis valosi. Tai nesinori drumsti ramybės. Bandom dugnu. Nu gerai, greitas update'as yra toks, kad kibimo... yra vienas ešeriukas, bet vietelė užtad yra kokia graži. Nu va, visur tarpuose yra, bet aš jau tokius tarpus išbandžiau. Einu ratą. Pro aną pusę, gal anoj pusėje labiau kips, žiūrėsim. Ten matau kompanija irgi eina žvejoti. O, aš čia kažin peršoksiu. Čia galim į tarpą pabandyti mest. Tai jau čia ir pabandom. Nu ką, Simio atletiškumas. Dar sulinko tą koją, taip. Va čia tai raudelės. Kažkokios silkės čia ne raudelės. Biški bando sekti, bet ne iki galo. Per visą būrį pratempė ir nieks nesidomi. Jūs gal juokaujat? Violetinis melsvas. Back to track. Ten galvau kibimas į lelyje. Galvau iškart įmečiau ir čiupo. Nu dar vieną palei dugną. Įdomu bus. Kas yra avižadrebio ekspertai arba šilutės ekspertai, pasakys man, kas čia aš ne taip darau. Aš praeitais metais, man atrodo, Ovidijus mačiau, bet aišku, kitų sezonų metu iš čia varė. Pridaužė, wow. Nei dugnas, nei paviršius, neima aparto vieno ešeriuko. Tai greitas update'as, kaip ir minėjau. Apart ešeriuko kol kas nieko, žvejoju jau 2 valandos ir nesuprantu, kas vyksta. Lauksiu komentaruose patarimų. Dar pusvalandį pažvejoju ir važiuoju ieškoti Šilutės miestelyje. Mieste pietų. Tikrai turėtų būti kokia nors valgykla dienos pietų. Yra darbo diena, tai manau rasim kažką. Gerai, varom dar pamėti. Aš noriu iš tikrųjų nueiti ten, kur ostelis jau po biškį baigėsi. Gal ten žuvis kitaip reaguos. Gal jos čia tiesiog laukia kažko ir čilina. Einam pabandyti ten. Bangonešis parplaukė. Įdomu, kaip čia bus. Žodžiu. Man baterija po biškį išsikraudinėja, dėl to ir noriu pietauti varyti. Noriu kameros nuo powerbanko pasikrauti, tai taip ir padarysim. Galvoju, gal reikia susigaudyti žmonėms, kurie nežino apie Šilutę kažkokių faktų. Tai Šilutė, pirmas dalykas, banguoja ir ošia, ir juda, ir kruta. Sus taip greitokai, sakyčiau, įlanką. Įplaukė, mes Norvegijai, kai žiūrėjom, būtume tokio greičio įplaukę, mums vietiniai būtų apšaukę jau stipriai. Žodžiu, kiek žinučių. Gerai, varom dar pamėtyti ir važiuosim valgyti. Antroji žuvelė ešerėlis.
Radom ešerių. Sveiki. Eina kažką pagauti didesnio? Taip atvažiavau pamėti. Aš nieko šitą vižėlę biškį gaudavau dabar trečią ešeriuką, bet jau porą valandų čia vaikštau. Toks mažiukas, ar ne? Aha. O ten kiek mačiau, ar šapalai, ar raudės didesnis, baidosi visiškai. Jo, matau, neblogo raudas. Nakart ant kukurūzo šapalas tokį. Aha, nes čia šapalų tikrai daug yra, aš kiek žinau. Jau įdomiau. Jau yra 3 žuvis. Bet čia jau nebesimato žuvų. Ten, kur visos ant paviršiaus sustelėje. Bet visgi mėlynas. Mėlynas, kad ešerius vilioja, tai aš šitą žiūrovai gerbėmėjai 100% žinau. O, čia jau matosi vėl raudelis ant paviršiaus. O, bet šitas drąsesnis, šitas sekė. Bandom ten toli leisti nuskesti. Ir galvoju, gal dar persirišiu iki pietų vieną. Pamėginsiu su tą didesnę avižą ir pakeisti į kitą tą mėlyną. Matau, mėlyną violetinę spalvą eina. Atradom, kad bent jau ešeriui patinka. Norėtus kokį didesnį vieną. Ten 2 ešerius pagavom, bet nenorėjau žmogui drumsti. Ramybės irgi žvejojo, gal ramiai norėjo tiesiog pasidėti. Bet ten ešeriukų būrys buvo. Abu kai partraukiau, mačiau dar bent vienas, gal ir daugiau vijosi kartu tą ešerį. Keičiam dydį. Nu ką, grįžom vėl prie sunkesnės, nuo ko ir startavom prieš porą valandų gerų. Jau gal net daugiau. O, iš karto iki vidurio užsimetėm. Žiūrim. Man patinka ta biškį didesnė, aš ją labiau jaučiu ir jaučiu, kad greičiau nuskęsta iki dugno. Wow! Wow! Turbūt mažiausias ešerys, kokį aš galėjau tikėtis. Nu, bet žiūrėk, buvo iš vandens ištraukti paviršių. Uždedam. 4. Pažiūrėsim iš 7 dienų, kurią dieną daugiausiai žuvų pagausim. Aš jūsų labai didelis gerbėjas. O, dėkui. Tai galim sėkmės palinkėti žvejybai. Kur daugiau gaudo, toliau gilin ten? Tenais prie laivo yra toksai lėtas, tenais timpa. Galim nusipotyti. Visą laiką. Ant plūdelės, ant spiningėlio? Buvom suplūdę, dabar varysim su dugninė. Ai. Su spiningais dar nelabai mokam žvėjau, bet išėjo. Ar nesenai pradėjot? Nu jau seniai bet pagrindė ant dugno. Nesenai pradėjau. Galėsiu įdėti jūs į video. Nieko? Galėsit, gerai. Gerai, sveiki. Nufalkink mane pirmą. Nu, davai, daug. Kaip taip ar taip? Belė kaip. Keičiamės? Nežinau, sakai gerai, ne? Jo. Dabar sakai, su dugninė varote, ne? Taip. Nu, davai. Stok. Liuksai. Super. Sėkmė žvejybėliai. Jums irgi. Dėkui. O Šilutėje yra kokia nors vietinė valgykla pavalgyti? Yra šyša čia netoli. Šiša vadinasi? Jo. Regi. Įsivesti, čia netoli gal. Okei. Nesakau, varysiu jaučiu papietauti kažkur. Dėkui. Visa. Greitas update'as, toks mes turim jau 4 žuvis. Labai patinka, kad ir mažesnės. Nu, bet avižadrebė. Didelės yra bonusai, o va tokios paprastas tai yra tiesiog malonumas pagauti. Tai sakė, vyrai eina ten, pradžioje ant plūdinių nieko nepagavo, dabar eina dugninės, tai ant lieptelio, sakė, pagauna. Spiningėlių dar mokosi. Tai nežinau, gal praeisim kažkur, pažiūrėsim, pabandysim, va aš ateinu į kitos vietos. Dar baterijos, matau, 20% yra ant kameros. Norėjau iki šito kampo nueiti. Jie va ten irgi matau nuėjo. Ant lieptelio. Grinai norėjau vat ant šito išplaukimo. Įdomu. Va, gal čia bus geresnių ešerių kokių. Pabandom. Palei paviršių matau tos pačios raudelės arba šapaliukai. Vala polo. Nesupratau, ar žolė, ar kibimas. Bet kažkas. Gerai, pabandom palei prieplauką visą taip. Ir telefonas išsikrauna. Viską reikia pasikrauti. Manau, varysim pietauti. Nu, pažiūrim, ką mes čia turim. Jeigu eisim valgyklą. Aš noriu grinai tokį vietinę nuvaryti ir pafilmuoti ir pavalgyti. Žiūrėk, valgykla Šiša taip ir vadinasi, kaip ir sakė. O, čia tokia ir yra, kur bachuriukai rekomendavo. Bet 600 review su 4,5. Žiūrėk. Yra patikaliukų, čia žiemą patkinta. Nu, karbonado kokį, vištienos šnicelį ar ką nors. Jaučiamės nieko nedvėjojam, ten ir varom. Ai, dar nueinam pažiūrėti lieptelį, kur bachuriukai žvejoja ir pažiūrėsim, kaip ten sekasi. Ai, čia toks labai ilgas lieptelis įdomus yra. Čia iš vis
Jie užsilipo turbūt per jį, čia šokt reikia, buvo per tą tarpą. Aš nežinau, ar šoks. Nors gal peržengčiau, bet gal aš nuo galo tenais pamėginsiu kelis metimus ir varau, nes jau visiškai išsikraunam. Tai čia ta slaptoji jūsų vietelė ir kas čia upiai? Karšiukai, šapaliukai? Raudelės, ne? Nu pabandom porą. Ešeriuką? Raudelė, ešeriuką? Nu gerai. Pasibandėm. Leptelis vobli, belin kaip. Tai viskas, vėrinam valgyti. Nu graži ta šilutė. Sorry. Filmuosiu su telefonu, nes nenoriu labai kompromituoti žmonių valgyklą ir taip toliau vis tiek. Plačiau kažkur turi būti. Gal anas pastatas, gal anas. Šyša. Nusuras. Ai, čia valgyti. Šitas? Neįsivaizduoju. Ar ten? Vis dėlto šitas. Pamačiau ant durų užrašytą šyšą. Nu, kol mašinai įranga kraunas nuo powerbanko, galim savo ramiai leisti pavalgyti. Sorry, jeigu vėjas girdisi nuo telefo. Dirba iki 4. Šyša. Labą dieną. Švarus padėkui pasiėmau. Meniu. Pasiimsiu vištienos grybų padažę ir šaltibarščių. Nu, šyša man čia paruošia. Burokėlių nemėgstu, nepaprašiau, kad nedėtų burokėlių. Bet very nice. Nu, pirmas paragavimas. Šaltibarščių geruliai. Jūs strategus valgot taip? Ar ne taip? Vištienos kepsnelis su grybų padažu. Bulvės labai skaniai išvirtos, padažas geras, pati vištiena gal perkepta biškį. Nu arba tik raštas. Sorry už triukšmą, valgyklai pilna žmonių yra. Nelabai noriu filmuoti žmonių, aišku. Bet kai įėjau, matėsi, nu grybas pats. Geras. Geras grybas toks pat kaip yra. Kopūstai nice. Nortų salotas nice. Burokėlių neragausiu, nes nepatinka. Šaltibarščiams duodu drąsiai 9 iš 10. Kepsnys 8 iš 10. Nu, pavalgau ir varom toliau žvejoti. Gerai, buvo pavalgyta, buvo juokingesnis vienas dalykas, kai aš sėdėjau ir kalbu, ir žmonės žiūri į mane, su kuo aš kalbu, nes aš telefą buvau pasislėpęs ir pasidėjęs ant tokios druskinės ir nesimato, kad ten yra telefas. Ir atrodo, kad aš tiesiog sėdžiu, valgau ir viens kažką burbuliuoju. Bet užskaitau, maistas gerai. Vienas dalykėlis yra labai smagus. Manau, rytojaus epizodui aš grįšiu būtent į šitą regioną, nes ką tik valgykloje valgydamas sutikau smagų bičiulį. Sorry, jeigu žiūri video, turbūt žiūri, nes atpažinai iš video ir nepaklausiau nei vardo, bet man davė patarimą, kur galima pažvejoti skirvytėje su aviža ir galima tikrai gražių žuvų pagauti. Tai galvoju, rytoj kalsim čia, o dabar dėl uostelio. Varom dar padaryti keletą metimų, bet vilties yra mažai. Ovidijaus paklausiau irgi patarimų. Ovidijaus pagrindinis dalykas buvo pasakytas, kad jeigu matai žuvį ir jinai visiškai nesidomi, tai greičiausiai ji ir nekibs. Tai sako, bandyti dugną, bandyti vidurinį sluoksnį ir gal ešeriai kažkokie. Tai būtent tai, ką ir pagavau. Tai varom pamėginti, gal netyčia bus išalkusios, gal kaip tik pataikysim ant pietų metų ir vieną kitą pagausim ir nuo to paviršiaus, jei ne. Užsidarysim šiandienos ir laukit rytojaus. Tai neužmirškit paspausti laiką, subscribe, varpelį, bet ne varpą. Ir kaip minėjau, lauk iš aikštelės išvažiuoju, diržo reikia. Diržas užsektas. Žmogelis eina, praleidžiam greitai. Tai vietinis vyrukas irgi valgykloje nuėjo pavalgyti skaniai, tai šyšos valgyklėje dar kartelį vertinu labai gerai, buvo skaniai. Ir jis būtent tą patį man pasakė, kad sunkiai su aviža uostelėje dabar yra labai principinga žuvis. Ir aš čia, kad pagavau tos 4 ešerius, yra labai daug šansų, kad
Jau man čia gerai pasisekė. Gerai, pirmoji diena, kai užbaigsim epizodą, suskaičiuosim kiek žuvų ir pažiūrėsim iš 7 dienų, kurią dieną buvo pagauta daugiausiai žuvies. Bandau po laivų nuleisti. Wow, netaip nuskambėjo. Oh my god, ištrinkit šitą. Ai, palauk, aš pats montuosiu, tai paliksiu specialiai. Welcome to the TikTok. Jeigu nefollowinat, followinkit dabar, nes nefollowinsit tikrai nuleisiu po laivų. Nu nieko. Žiūrėk, šitą biškį susidomėjo. Ai, ne. Plaukia ir nuplaukia. Nu, norėtus dar vieną. Šiaučiu, čia net nesimatau kamerai dabar. Nu gerai. Prieš paskutinį užmetimą. Ne, tiksliau, paskutinis. Nu tik nereikia. Viskas paskutinis, jeigu nėra jokio ešerio, norėtus bent tą 5 pagauti. Bet šiandienos, man atrodo, žuvų skaičius bus ganėtinai mažas kaip avižai. Bet pirmoji diena, vietelė graži, visiškai nesigailiu pakvėpavęs tokių gražių orų, tarp gražių valčių. Ir, nu, vieną dar, ešerį, come on. Come on. Vis dėlto ne. Nu, gerbimieji, reportažą užbaigsime tiesiai iš Šilutės gražiojo uostelio. Viskas čia labai gražu ir nice. Man labai patiko. Džiaugiuosi, kad nesausa žvejyba. Avižėlė būna tokia, jeigu kaprizinga žuvis toje vietoje, nu ir norėk nenorėjęs, pagauk nepagavęs. Yra kaip yra. Aš manau, 4 ešeriai yra geriau negu nieko. Ačiū visiems, kad žiūrėjot. Nepamirškit spausti laiką, subscribe, varpelį, bet ne varpą. Ir susitiksime jau rytoj iš Skirvytės. Iki.